Laidą pristato vežimėliai Emal Junga ir oficialusis jų atstovas Lietuvoje parduotuvės Baby Center. Taip, labai daug kas priklauso nuo mūsų. Taigi, atsigręžkime šiek tiek atgal ir prisiminkime, kaip auklėjome savo mažuosius pirmaisiais gyvenimo metais. Ar nepadarėme meškos paslaugos jų savarankiškumui? Vaiko savarankiškumu dažniausiai susirūpiname tuo met, kai jam laikas pradėti lankyti vaikų ugdymo įstaigą – darželį. Tačiau tuo turėtume susirūpinti daug anksčiau, kad vaiko adaptacija darželyje ar kitoje naujoje aplinkoje būtų kur kas lengvesnė. Jeigu vaikutis jau yra 2,5–3, tai jisai jau turėtų ateiti darželį su tam tikrais elementariais įgūdžiais. Tiek valgymo, tiek apsirengimo, tiek naudojimo su tualetu. Tas jau yra svarbu, kad jau į darželį ateitų vaikutis tą jau mokėdamas. Vaikas į gyvenimą atsineša poreikį patirti, išmokti, įvaldyti savo kūną ir aplinkinį pasaulį. Todėl tėvų kantrybė, palaikymas ir neįkyri pagalba – tai galimybė mažyliui mėgautis aplinką ir vis naujais savo gebėjimais. Pirmiausia, mažylis mokosi kontroliuoti ir valdyti savo kūną. Jisai mokosi vaikščioti, mokosi bėgioti, kalbėti, rengtis, kontroliuoti tuštinimąsi, valgyti. Ir šiuo metu yra labai svarbu sudaryti tinkamas sąlygas, kad vaikas galėtų tyrinėti pasaulį. Mažajam smalsučiui svarbu sukurti saugią aplinką ir leisti pačiam išbandyti viską, ką vėliau reikės kartoti diena iš dienos. Rengimasis, prausimasis, valgymas. Kartais išlaukti, kol mažasis pats susiseks sagą arba atvairo šaukštą iki burnos, reikia jėgų ir kantrybės. Tačiau tai atsiperka. Kilus norui stabdyti savarankiškumo ugdymą, tėveliams reikėtų savo atsakyti į klausimą, ko mes tikimės iš savo vaiko po 5 metų. Ar vis dar norėsime patys jį rengti, girdyti ar maitinti? Ir ko tikėsimės iš jo ateityje? Ar džiaugsimės, kai teks ruošti už jį pamokas, ar priimti svarbius gyvenimo sprendimus? Mažas vaikas realiame pasaulyje jaučiasi gan mažas, priklausomas ir bejėgis. Tai kai tėvai per daug kišasi, per daug moko, patarinėja, reguliuoja, tarsi atima vėl tą galimybę pajusti, kad aš galiu, o vis dėlto tas savarankiškumas yra labai stipriai susijęs su savo verte ir savo pajėgumo suvokimu. Dauguma mėgstame pasigirti, štai maniškis jau moka tiek raidelių ir tiek skaičiukų. Pasak specialistų, vaikui kur kas svarbiau ne tai, kiek jis skaičiukų moka, o gebėjimas savarankiškai padaryti tai, ką daro mama ar tėtė. Vaikas tuomet ima pasitikėti savimi. Psichologės patarimu tėveliai turėtų ne tik neperlenkti lazdos su savo dėmesiu ir globa, bet ir stengtis neperduoti atžalai savo nerimo dėl pavojų pilno pasaulio. Taip pat reikėtų vengti kritikuoti vaiką, jei jam vieno ar kito veiksmo nepavyksta atlikti savarankiškai taip greitai, kaip tėvai tikėjosi. Reikia palikti erdvės eksperimentuoti mažajam bandant valgyti, atsigerti iš puoduko ar teisingai apsiauti batus ir jokių būdų savo vaiko nelyginti su kitais vaikais. Tuomet kiltų grėsmė, kad jis praras drąsą bandyti. Yra svarbu matyti vaiko savybės, jo temperamento, jo tempą ir taip pat suvokti savo temperamentą ir savo tempą. Ir kartais tai būna labai skirtingi dalykai ir vis dėlto, kadangi suaugę yra didesni, protingesni, pajėgesni, tai jie turėtų taikytis prie vaiko, o ne atvirkščiai. Iš tikrųjų, svarbiausia yra matyti savo vaiką tokį, koks jis realiai yra, nes mes dažnai susikuriam vaizdą, koks mūsų vaikas turi būti ir kaip ir tarsi gyvenam ne su tuo vaiku. Žaidžiam, dalyvaujam, elgiamės tarsi su kitu vaiku, negu jis yra. Ir vaikas, kai jis jaučiasi nelabai matomas, jis nusigąsta. Vaiko savarankiškumui ugdyti gali pasitarnauti ne tik tėvelių kantrybė, bet ir specialios priemonės, skatinančios pojūtį aš galiu. Nuo pusės metų kai kurie mažyliai jau ima rodyti norą savarankiškai gerti ir valgyti. Kad netektų nuo sienų gramdyti košių ir valyti išlaistytų arbatėlių, galima tiesiog pasinaudoti specialiai pritaikytais daiktais. Štai kad ir puodelis. Įsitikinę, kad jis kokybiškas ir neturi kenksmingų medžiagų, tokių kaip bisfenolas A ar melaninas, išsiaiškinę, jog jis pagamintas iš tvirto plastiko ir nudažytas saugiais dažais, galime drąsiai siūlyti mažyliui gerti pačiam. Kokybiškas plastikas neturi deformuotis, kitaip jis praleidžia skystį. Mažieji puodeliai dažnai krato, varto, užsiverčia ant savęs, todėl skysčio nepraleidžiantis puodelis tikra pagalba ir vaikui, ir mamai. Deja pasitaiko, kad iš nekokybiško puodelio skystis ilgainiui pradeda lašėti. Tačiau patikimas gamintojas per daugybę metų ištobulina savo gaminius ir stengiasi, kad produktas būtų ne tik patrauklus mažylio akiai, bet ir tinkamai atliktų savo funkciją, ilgai tarnautų. Tam yra apsauginiai vožtuvai įmontuoti buteliukose,
kurie būtent neleidžia skysčiui įsipilti palenkus vien buteliuką. Taip pat snapelį, kurį suspaudus, šiuo atveju minkštas, aktyvuojasi jis. Tarsi būtent tą vožtuvą, suspausdydamas lūpomis, vaikutis atveria ir tada skystis bėga tuo atveju. Kitaip niekaip. Puodeliai turintys dangtelius yra kur kas higieniškesni, ypač įsiruošus į kelionę. Augančiam vaikui kyla vis didesnis noras mėgdžioti tėvelius. Todėl ir priemonės reikėtų keisti atsižvelgiant į savo atžalos amžių. Vaikams iki metukų patartina parinkti mažiausio tūrio puodelį su minkštu snapeliu, kad gerdamas nesusižeistų burnytės. Puodelio dydis, forma ir rankenėlės turi būti patogios laikyti. Svarbu, kad mažyliui jis nebūtų per sunkus. Pametus vėl galima būtų pagriebti. Paprastai vaikai nuo metukų jau gali gerti per šiaudelį, o tai jiems labai patinka. Todėl tėveliai, palengvindami savo dalį, mažyliui gali pasiūlyti spalvingą puodelį su šiaudeliu. Pastarieji išsiskiria greitesnė skysčio tėkme, saugumu ir higiena. Vyresni vaikai, žinoma, nori gerti taip, kaip mama ir tėtis. Tuomet gelbsti puodeliai su vožtuvėliais, padedančiais neišlaistyti skysčio. Visas stebuklas slypi, tarkim, po to dangteliu, yra vožtuvas specialus, kuris aktyvuojamas paspaudus lūpomis tą vietą, iš kurios norima gerti. Tai labiau primena, tarkim, gerimą iš viso puodelio suaugusio, tačiau neapsipilant. Tai taip vaikučiui, aišku, leis pratintis jau prie didesnių puodelių, prie atsisakymo savo mėgiamų ir vaikiškų. Iš pirmo žvilgsnio lengva užduotis išrinkti vaikui puodelį pasirodė kur kas sudėtingesnė, nes yra daugybė smulkmenų, apie kurias ne visuomet pagalvojame. Rinkdami mažyliui kitus indus, taip pat turime nepamiršti kokybės ir saugumo. Indelius maistui geriau rinktis neslystančių pagrindų, o įrankiai turėtų būti kuo ergonomiškesni ir patogesni pradedančiajam valgytojui. Kai padedamas puikių daiktų ir kantrybės, vaikas savarankiškai jau geba ne tik gerti, valgyti, bet ir rengtis bei susitvarkyti higienos reikalus, tai vienas iš rodiklių, kad jis jau pasiruošęs lankyti darželį. Tačiau psichologai pabrėžia ir kitą svarbų momentą. Antras labai svarbus dalykas, kuris rodo tėveliams, kad vaikas jau pasiruošęs į darželį, kad ryte jisai pakankamai lengvai, be baimės atsiskiria su tėveliu. Taip pat vienas iš rodiklių, kad vaikas jau pasiruošęs į darželį, yra tai, kad jisai noriai bendrauja, žaidžia su vaikais. Ir auklėtojai drąsiai ir noriai išsako savo nuomonę. Perkopę 3 metus vaikai mokosi ne tik pažinti save, bet ir kitus, lygintis su jais. Specialistų nuomonė, šiuo laikotarpiu vaikų darželis turi didelę reikšmę visapusiam vystymuisi, ne tik vaikui tobulinant kasdienius įgūdžius, bet ir bendraujant bei socializuojantis su aplinka. Taigi, kad šis etapas būtų sėkmingesnis, nuo pat mažumės palikime vietos mažylių savarankiškumui ir eksperimentams.